Norintis pradėti savo verslą nedidelį, smulkų galbūt, sunku kažką tai patarti, kiekvienas turėtų apsispręsti pats, ar tai būtų paslaugų nedidelė įmonėlė ar gamybos. Pirmiausia, turėtų detaliai susipažinti su FARES verslo plėtros fondo programa. Kaip tai padaryti? Elementariausia, tai yra internete susirasti visą publikuojamą medžiagą. Vidaus reikalų ministerijos regiono plėtros departamento puslapį, o tai galima Tauragėje atlikti įvairiai. Galima kreiptis į viešojoje bibliotekoje Respublikos gatvėje esantį Europos informacinį centrą, kur bus galima pasinaudoti šitą paslaugą. Kai kur interneto paslaugos tiekiamos mokamos, yra atitinkamas laikas, kai yra lengvatinis, tai yra šalia savivaldybės šalia veikiantis kompiuterių centras ir moteris ten padėtų. Galų gale, jeigu pageidautume, tai ir savivaldybėje, kai buvo skelbta rajono spaudoje, nurodytais telefonais irgi suteiktume informaciją. Ir tik tai detaliai susipažinę, norintys pradėti verslą, galėtų gauti konsultacijų, patarimų, kaip šitą visą įforminti. O kadangi mūsų laida išeina prieš pat šventas Velykas, gal tartumėt porą žodžių tauragiškiams, ne tik verslininkams, bet visiems tauragiškiams. Taip, Tauragė ne tik verslininkai. Gavau ir aš, o kartu tikriausiai mano vardu sveikina ir visus tauragiškius su šventom Velykom. Pavyzdžiui, vieną iš jų galbūt galėčiau netgi paskaityti. Nuoširdžiai sveikinu Jūs, sulaukus šventų Velykų, dalijuosi su Jumis atgimstančios gamtos džiaugsmu, linkėdama, kad kartu su švente pavasario vėjas atneštų Jums giedrę nuotaiką, sėkmę, džiaugsmą, linksmų šventų Velykų. Ministrė Vilija Bilinkevičiūtė. Tai ir aš noriu pasveikinti tauragiškius su ateinančių pavasariu, pasveikinti ir palinkėti pirmiausia sveikatos, susitelkimo, būti darbštiem, ką pavasarį pasėsim, tą rudenį pjausim. Laikai nelengvi, todėl iš tiesų pasistengim, jeigu galim, tai ir kai ką ir pasėti, ir pasodinti, kad rudenį kažką turėtume ir naudos. Linkiu ištvermės. Jau vien tai, kad baigsis šildymo sezonas, tikriausiai daugeliu yra smagi žinia, nes išties bėdų turime labai daug. Tik tai bendru darbu, bendru susitelkimu galime po truputį jas bandyti įveikti. Sėkmės Jums. Dėkoju.